Labas, nesenai baigėme montuoti baltus šiame bute. Pažiūrėkime, kaip mums sekėsi. Pradžiai virtuvė. Klientė turėjo susidėliojusi viziją su savo dizainerė, mums beliko tik įgyvendinti ir techninę dalis. Čia bus sėdima ir kadangi naudojamas dažytas MDF, tai jis kaip visada pas mus dengtas apsauginiu laku, kad būtų gerokai atsparesnis. Didžiausias akcentas turbūt tiek salos, tiek pakabinamų spintelių lenkti fasadai. Tai kad nesiskirtų atspalviai, tai šitas detalės irgi išpresuoto HPL, nes nors kodas tas pats, kitą kartą būna, kad atspalviai šiek tiek skiriasi. Kaitlentė su gartraukiu, tai gartraukio viršuje nėra, išpūtimas vyksta į apačią, mes visada darome sekančią spintelę, kad nepūstų tiesiai į kojas. Stalviršis sumontuotas akmens mūsų partnerių, kaip viskas sugalvota, kad iš šonų eina akmuo ir paskui, tai mes čia, kad viskas labai gražiai suseitų. Pirmą akmenis tai uždėjo akmenį, tada mes uždėjom šitas spinteles. Po vidų nelandžiasim, nes jau gyvenama, tai gerbkim žmonių privatumą, ką tik norėjau parodyti, tai vidinis stalčius. Tuo atveju naudojam su apšvietimu. Tas standartinis variantas, kai įrankių stalčius dažniau naudojamas, jisai būna prikabintas ir atsidarant atsidaro jisai. Uždaręs jis vėl prisikabina ir atsidaro. O tas kitas įdomesnis šiek tiek variantas, kai jeigu pradžiai naudojamas apatinis stalčius, o šitas kaip pagalbinis, rečiau naudojamas, tai tada jį patraukus iki galo jisai išvažiuoja. Patogus variantas, čia irgi taip pat įdėtas LED apšvietimas. Einam prie TV baldo, tas pats dažytas MDF kaip salos gale ir tas pats akmens stalviršis. Tas spinteles irgi po vidų nelandžiasim, nes gyvenama jau. Šitos veidrodžius eigoje klientė paprašė, ar galim mes patys, ar žinom kas, tai tiesiog užsakėm pas partnerius, atvažiavom, prikliavom. Grožio vieta, namų akcentas. Tai tikslas buvo, kad viskas matytųsi. Tai padarėm lengvai tonuotą stiklą, LED apšvietimas viršuje, įsijungia palietų spintų šoną, įsijungia taip pat. LED apšvietimas, kur grožio reikalai, įsijungia atsidarius dureles. Grožio staliukas su veidrodžiu aplink, veidrodis didelis. Visiškai nebuvo vientiso įmanoma padaryti, nes nebūtumėm tiesiog įnešti. Einame į kitą patalpą. Koridoriaus spinta. Čia vieta numatyta robotui, kad jis pats galėtų išvažiuoti, kada jam reikia susitvarkyti ir grįžti namo. Ir vonios baldai. Tai naudotas tas pats stalviršis kaip virtuvėje, plautuvė padaryta iš akmens, LED apšvietimas aplink veidrodį, kuris įsijungia tik įėjus į patalpą ir išsijungia po kelių minučių iš jos išėjus. Skydas už WC ir spintelė nuo paspaudimo. Ačiū už dėmesį.